Kaip tu jauties, gerai jauties? Jo, normaliai. Oi, laukiam, žinutės laukiam. Hustlers Academy. Viename video sakai, kad turi 3 pragyvenimo šaltinius. YouTube, užsakomieji video ir influencinimas. Kiek procentų tavo visų pajamų sudaro kiekvienas iš jų? Labai paprastai. YouTube sakyčiau 15 procentų, tada užsakomieji video sakyčiau 65 procentai, ne, 45 procentai. Ir influencinimas dar papildomas platikėšienas, dar 40 procentų. Aš galvoju, kad taip. Jei būtinai reikėtų pasilikti vieną užsiėmimą, kuris tai būtų. Šiaip, kad ir kaip ironiškai skambėtų, turbūt, kad pasilikčiau YouTube'inimą. Mažiausiai streso ir bosų. Taip parašysiu. Anthony J. rašo, visą vaikystę bandėjai išsukti kanalą anglų kalba. Kodėl pasidavėjai? Nepavadinčiau to pasidavėjai. Labiau pabandžiau ir lietuviškai, kas man labiau kabutėse paėjo. Bet norėčiau pašoniai vis tiek kurti angliškai. Norėčiau jau čia įsiplėčiu aš jam, bet man patinka pilnai sakinys atrašyti. Ar gali būti, kad kalbėdamas angliškai bandėjai kalbėti su kažkokiu specifiniu akcentu? Nebent paprikolų, indišku, bet šiaip ne. It's all good, my guys. No worries. Come by. Seni, tavo pėdos video atrodo huge. Kokią dydžio batus nešioji. Jam 7,5. Sunku iš tikrųjų tas batus rasti, aš taip pasakysiu. Būna tenka paieškoti, ypač kai buvau Amerikai dabar. Radau vienus batus, kurių norėjau. Apie jau 6 parduotuvės, kol suradau jos. Niekada nesu tiek ieškojęs batų. Tu pats labai gerai filmuoji, bet vis tiek daug tavo YouTube video yra nufilmuoti kito operatoriaus. Kodėl? Nes prisifilmuoju daug klientinėms, tai norisi ir pabūti prieš kamerą. Aš vis tiek negaliu padaryti abiejų darbų. Čia dėja baigėsi mano kaip žmogaus galimybės. Reikėtų dar 2 rankų ilgesnių, nes tipo, kad atsisukti save. Kamilė rašo, mačiau, kad žiemai maudaisi eketėje. Pasakyk, kaip reikia taip užsigrūdinti. Vat kaip tik kalbėjom mes su operatorium, kad reikia tik norėti. Aš atsimenu be pasirašymą pirmą kartą jau. Ir kažkaip viskas ir labai gerai praėjo. Dar vienas tipsas, susiraskit draugą ar draugą, kuri irgi taip pat norėtų ir bus daug paprasčiau negu vienam varyti, bent jau pradžioj. Plastinės chirurgijos klinika, naujas veidas. Pastebėjimą, kad neturite antakių, mūsų klinika gali juos persodinti už reklamą. Išsirinkite vieną iš šių 3. Matau 2 antakį, storus antakius ir paprastai antakiai, žodžiu. Ir aš pasirinksiu nei vieną. Ačiū, nedomina. Aistė klausia, gyvenai kontento name su tažūnu ir ko? Ar buvo linksma? Jo, viskas turi pabaigą, bet smagus etapas. Kaip įvertintum vidutinį tvarkos name lygį? Žiauriai blogai. Čia tas yra, kad kai tu gyveni su draugais, tai aš manau, kad visi univere, kurie ar dalinasi barakus su kažkuo, ar nuomojasi butą su kažkuo, tikrai pasakys, kad, su tvarka ir susitarimu yra sunkiausiai. Kas tualetą valo, kas kriauklę į indus turi išsiplauti, kas šiukšles išnešti, kas žolę nupjauti, jeigu turit kiemą. Tai bet su draugais visą laiką tas pats bus. Ei, kur dingo kontrolierių kanalas? Ai, šitas klausimas, tai jis mane persekos visą gyvenimą, man atrodo, ištryniau. Ne, šiaip tie videkai užprivatinti, viskas ten su jais gerai yra. Tiesiog aš tą kanalą biškai kitaip išnaudosiu dabar, bent jau pagal planus, tai, norėjosi tuščios vietos, švarios pradžios. Cancel Dobrik. Turi video su Durte Domu. Kaip jautiesi, kad jis buvo cancelintas? Neutraliai. Senas video. Kažkaip nėra, kad skaudėtų širdį, jog turiu su jo video. Ar negalvoju užprivatinti to video? Ne, net nebuvo kilus mintis tokia. Ar reikėtų? Atsimenu, kažkada aš jam buvau pasiūlęs dar sudalyvauti vienam video, kur aš ten dariau apie anglų kūrybą, kai esi lietuvis. Būtų visai gal tikęs tą tematiką, jis sutiko. Tada įvyko jo tas cancelimas, aš dar nebuvau pradėjęs filmuoti. Ir taip švelniai, nebepakačiau. Aišku, manis po to, kai buvau Amerikai, dabar irgi atrašė, bet po to mažiau atrašė, tai gal įsižydė, nežinau, sorry, jei klausai. Camping with Castas. Esi daug naktų miegojęs lauke, kai šalta. Kuri buvo žiauriausia? Manau, jog bunkeryje. Blema, kaip ten šalta buvo. Aš atsimenu, miegojau ten apsirengęs ir striukė ir įlindęs į tą miegmaišį ir mano nosis taip šala, kur ledinė, kur jau net nebejauti nosies galiuko, visiškai.
Noriu varyti stovyklauti žiemą, ką patartum daryti, kad naktį nesušalčiau. Nu jau, žinok, miegmaišį pasimk visų pirma žieminį, jeigu greit šali. Miegmaišį gerą, striukę gerą, kepuriuką, vilnonės koinės. Dabar pagalvojau, kaip vilnonės rašosi, žinai. Vilnonės, tiesiog vilnonės. Alpinistė neringa. Esi keliautojo Aurimo draugas. Kaip jūs susipažinote? Jis man pats parašė. Jis man parašė, turėjo gal 800 subscriberių, man atrodo, turėjo. Aš ten turėjau jau nemažai ten tų prenumeratorių. Jis manęs klausė patarimų, panašiai, mes pabendravom, taip ir susibendravom, padarėm kelis video kartu. Šiaip nuo tada gerai sutarėm, tada jis aišku išpopino ir tapo labai įžymus žmogus. Tu montuoji jo filmą apie plaukimą per Atlantą. Kiek laiko trunka tokio filmo montavimas? Daug, nežinau. Nu tai preliminariai galėčiau pasakyti, jog per vasarą realiai pradėjau medžiagą pirmą kartą, prasikarpiau, antrą kartą prakarpiau, tada galiausiai liko man apie 12 valandų jos ir, taip, porą mėnesiukų ir turi pirmą draftą. Dar porą mėnesiukų ir turi jau, sakykime, galutinį. Nu taip, gali taip skaičiuoti. Neskubant, pusę metų. Skubant galėtum padaryti, manau, per 3 mėnesius. Zushopas parašė kapibarą nuotraukai. Vaverinės skraiduolis, so cute. Atsiūs gražiausiai nuotrauką, kokią turi telefone. Gražiausias greičiausiai neįmesiu, bet įmesiu tokią, kokią turiu su savim. Na, manau, čia, kol dar mažytė buvo tokia, tai tokia ir mielesnė nuotrauka gavos. Gedas klausė, ar bus išprotėjų mokslininkų 3 serija? Mes antrą darėm? Jau darėm antrą. Šiaip, greičiausiai jog ne, nepyk. Jei darytumėt, tai į ką dabar kištume daiktus. Tai irgi buvom prisirašę idėjų ir galvojom. Taip, buvo skalbimo mašina, buvo mikrobanginė. Tada, atsimenu, norėjom panaudoti kažkaip mikserį. Ir rašysi taip, mikserį ir dar buvome kažką sugalvoję. Jau nepamenu. Ekstrasensas Valdas klausė. Mačiau tavo video apie naktį kapinėse. Ten jūs galimai užfiksavote vaiduoklį. Ar esi patyręs daugiau paranormalių reiškinių? Ne, žinok, man atrodo, šitas buvo arčiausiai. Jo, ten buvo momentas, kai aš buvau padėjęs kamerą. Ir mes pasakojom susėdę kapinėse. Durniukai. Siaubo istorijos tiesiog susėdę ratu ir mano kamera nukrito. Nebuvo nei vėjo. Nu, man atrodo, labai didelę įtaką daro tai, kad mes tą kamerą buvom padėję ant kapo. Žiauriai, sorry, aš daug padariau blogų dalykų. Vienas iš blogesnių. Bet jo, ten buvo toksai nejaukus momentas. Labai daug esu girdėjęs istorijų iš draugų, ypač kur pasakoja apie paranormalius reiškinius. Labai aš mėgstu į draugų įsijausti ir atrodo, lyg pats būčiau patyręs, bet pačiam kažkaip nepasitaikė daug. Aišku, ir demonų pašoniai nekviečiu naktimis, tai gal irgi įtakos turi.